Sveiki visi, esu kompanijos Michi konsultantė Asta ir šiandien trumpai noriu parodyti, kaip yra daromi pas mus užsakymai. Vienas iš būdų, kada mes štai turim internetiniam puslapį katalogą, jį vartom ir jeigu atkreipsi dėmesį, ant produktų yra štai tokie pliuso ženkliukai. Štai kaip pavyzdys, galim rinktis moterišką aromatą, spaudžiam pliusiuką, tarsi nieko nevyko, bet ši prekė jau pakliuvo pas mus į prekių krepšelį. Toliau irgi galim taip versti, žiūrėti, ko mums reikia, ką užsakė mūsų klientai. Šitas nuostabus blizgis, jį galima irgi įdėti, galime įdėti net 2 vienetus, tai reiškia paspaudžiame 2 kartus. Tai va štai vienas iš variantų, kada mes renkamės iš katalogo. Dar lygiai taip pat galiu parodyti, kada mes renkamės pagal tai, kaip yra suskirsta pas mus pačiame tinklapyje. Kaip pavyzdys, ką nors išrinkim vyrams, galim paimti štai tokį dušo gelį ir mes matysim, taip, štai yra parašyta, matom katalogo kainą, matom konsultanto kainą, kadangi aš dariau užsakymą didesnį nei 100 eurų, tai man jau iškart yra didesnė nuolaida 30% ir aš spaudžiu į krepšelį. Taip, čia galima reguliuoti, kiek mums reikia vienetų, krepšelis nuvažiavo, reiškia, produktas pakliuvo į krepšelį. Taip, ką mes dar, pasirenkim ką nors sveikatai, vat kaip pavyzdys. Ką mes čia, sakykim, pavyzdys, pastiprinam plaukus, nuostabūs papildai, kurie iš tiesų veikia. Kaip mergaitės juokiasi, plaukai auga ne tik tai ant galvos, bet pradeda augti visur ir kitur. Tai štai plaukų formulę irgi dedam į krepšelį. Taip, dabar atkreipiu dėmesį, pas mus yra lygiai taip pat ir rinkiniai. Čia jau įsidėjom, yra rinkiniai. Rinkiniai visada būna už pačią geriausią kainą. Štai yra reklamuojami. Na ir sakykim, beauty building. Štai šį kompleksą pasirinksim. Čia yra bazinis kremas, į kurį yra dedami lašeliai papildomo aktyvatoriaus ir jie yra skirtingos paskirties. Vieni, kaip matot, su AHA rūgštim, kiti su vitaminu C, yra su hialuronu. Tai šiuo atveju rinkinuką dedam, irgi spaudžiam, kad į krepšelį. Ir štai vežimėlis nuvažiavo. Dabar pažiūrėkim, kaip pas mus atrodo prekių krepšelis. Čia šitie uždarom. Štai pasižiūrėkit. Ką spaudžiu rinkdamas iš katalogo. Parfumuotas vanduo yra, lūpų balzamas yra. Paskui rinkomės tai, kaip yra išskirstę klasifikatoriui. Dušo gelį įdėjom, formulę vitaminam įdėjom ir rinkinuką įdėjom. Matosi ta kaina, kurią mes mokėsim kaip konsultantė. Matosi katalogo kaina, kokio dydžio nuolaida, pristatymo mokesčiai ir visi šitie dalykai štai matosi. Kadangi mūsų, galima dar šiuo metu yra galiojanti akcija. Jeigu, sakykim, kažko reikia daugiau, galim čia pridėti. Pas mus pataps 2. Čia automatiškai irgi viskas persiskaičiuoja. Persiskaičiavo, žiūrėkit, kreipkite dėmesį, pavyzdžiui, šiam kataloge galioja, yra akcija, kad perkant daugiau 70 eurų, pasiūloma kosmetinė už simbolinę kainą, mes galim pasižymėti, galim išsirinkti katalogų rinkinį ir toliau renkamės pristatymą. Renkantis pristatymą į namus ar kitų nurodytų adresų, atkreipkite dėmesį, būtinai turi būti telefonų numeris teisingai įrašytas, nes kartais mergaitė suklysta ir parašo 370 ir paskui eina 8. Reiškia, pritrūkstam kažkurio vieno skaičiaus ir kurjeriai negali su mumis susisiekti. Lygiai taip pat labai svarbu, kad būtų, kur yra kodas, lygiai kodą taip pat pradžioje turėtų būti LT. Taigi mes pasirenkame adresą, pasirenkame, kad mums pristato DPD.
pasirenkame. Aha, kažkodėl. Dar kartą pakartojam. Štai, matot, viskas sukrito čia, kur reikia. DPD mums atveš, pasirinkam išankstinį mokėjimą. Taip, su sąlygom sutinkam ir einam į mokėjimą. Štai pasižiūrėkit, viskas yra surašyta, ką mes užsakėm. Šiuo metu kaip pasakyti, pats greičiausias, paprasčiausias yra TPay rinktis. Ir jį pasirinkus, paprašys suvesti mūsų kortelės numeriukus. Suvedam kortelės numerius ir štai čia paspaudžiam. Viskas. Mums į elektroninį paštą ateina patvirtinimas, kad mūsų užsakymas yra padarytas, kad mūsų užsakymas yra apmokėtas. Pinigėliai iškart yra įskaitomi į kompanijos sąskaitą ir sekančią dieną yra pradedamas rinkti užsakymas. Užsakymas mūsų namus, manau, pasiekia per kažkur 3, galbūt 4 dienas, priklausomai nuo to, kaip mes toli gyvenam ir kiek užtrunka kurjerį atvežti. Štai to žinoma, kortelės numerų nevesiu, bet trumpai parodžiau, kaip yra atliekamas užsakymas. Taigi, rinkitės produktus mūsų kompanijos. Jeigu kažkas sudomino, galit palikti man žinutę, susisiekti su manimi. Ir žinoma, o aš po šio video paliksiu nuorodą registracijai, jeigu jūs sudomintų pirkti mūsų produktus mažesnė kaina nei katalogo. Taigi, ačiū už dėmesį ir laukiu jūsų.